pribloškiantis Kęsto atvirumas. Nes aš pas norėjau jį sudeginti. Ir aš padegiau. Bet aš dabar už tai stoviu ir žiūriu. Kęstai, jūs padegėte ir jūs nebijot prisipažinti, kad jūs padegėte. Taip. O aš imu atsakomybę, nes aš žinau... Taigi jums dabar baudą išrašys. Nu, tegu. Bet aš žinau, kiek nudegs, žinau, iki kur. Viską apskaičiau. O tai kam tai padarėt? Už tai, kad reikia. Dėl ko reikia? Nu, kad čia džiunglis jau buvo. Nu, taigi nušienaut galima. Ne. Kodėl aš turiu šienaut? Kodėl aš saliarką turiu deginti? Aš vai dabar nupjau. Nu, va, dabar... Bet tai sakėt, kad ne jūsų plotai čia. O vis tiek mane prašys. Parašys Kęstai tikrai nepaglostys, nes tokiais Jūs darai, paėmat, pas žmogų vaikais razgavyra, ne? Jie ten... Nu tai va, tai dėl tokių kaip jūs, Kęstai dabar... Tai kokio tas skambit? O kokio... Gaisras, to, negali dėkti šitai. Kad jūs duokim viską. Nu, aš stoviu tai aukas. Tai o ką jūs stovit, Kęstai, pasižiūrėkit, kaip jūs eglę išsaugojat. Nu, A negaila? Nu, tai aš ją išsaugojau. Nu kaip išsaugojat, kad nieko nebeliko iš jos tagarą? Ką gais? Pilį po kur perduokit linkėjimų. Nu kaip yra? Normaliai? Na va, nebus ten už kada jums domilo lošta atsisėdus. Reikia uniformą lysti. Palaukit, aš uždegsiu tuo, jeigu neturiu Kęstai, nedėkit, nu ką jūs dabar čia... O, nu, žiūrėk, kokia žolė, einu uždegsiu, ten didesnis pulvas. Tegu laksu, ką? Tai jūs tada uždarysite, jeigu jūs dar kartą uždegsite. O, tai ką, o, ten man visai nenubodu. Nu, baikit, pavasarį sėdėt uždarytam. Čia tam reikia velnių duoti. Iššaukė vyrus, o čia lašūda. Ale iš kur tu užuodėjai? Nuo kelio. O, Dieve, o Dieve. Taip, viskas gerai, laimingai. Kiek išgelbėjom gyvybių? 3 kokias, ne? Nu, išnešė mažus vaikus, o iš fermų būtų sudegę. Vaikas išnešė, nu kaip, 5 metų vaikas išnešė dar jaunesnius, ne? Va, tai. Kęstui juokinga. Būtų juokinga ir mums, jei grasinimai vėl padegti žolę, teliktų grasinimais. Pasirodo, ilgakemio įžymybę išties reikia saugoti, bent jau šiandien ir tol, kol jis savo juokeliais kelia grėsmę savo ir aplinkiniams. Netrukus problemų. Tai ką darom? Aš žinau, kad ilgiau negaliu, nes man reikia pakmielą daryti. Tai ką, jūs dabar lauksit, kol mes išvažiuosim ir vėl padegsit? Tai sekant į plotą padegu. Nu tai jų... Kęstai, taigi jūs uždarysite, jeigu jūs padegsit dar vieną plotą. Nu tai dar vieną Nu tai Tada jau žmona iš viso nebepriims nei žmona, nei vaikai namo. Ką su jums daryti? Duokit žiebtuvėlį, Kęstai. Ne, daug ko aš prisidėksiu rūkyti. Sakė va, eglę saugojo. Ne, tik pavardę ir vardą duokit. Duokit, aš jau surašau. Savo vardą pavardę. Jo, aš čia viską surašau. Ne, nu sakykit. Jo. Nu, va, prezidentas Niksonas. Ne, nu ką tu vidus. Nu, sakykit vardą pavardę. Mane te vadina. A jūs jį pažįstat? Ačiū. Jei susikalbėsi, pas mane kitas. Sakyk, kodėl nesakai. Pavardę pasakykit. Nu gerai, rašykit. Ilga akimis ar kaip ten. Gerai, adresą mes žinom. O kur gyvenat? O pievoj. Tai turit kur gyvenamą vietą? Jau, dabar jau ne, nudegi. vis dėlto tikruosius savo duomenis ir taip vos spėjantiems sezono gaisrus gesinti pareigūnams ponas Kęstas pasakė. Šūda malat ir viskas. Nu nieko. Atsiimk tą savo teleskopą. Į kur? Jeigu į eterį, tai filmuoju. Šiemet kaip niekas. Tai sakyk, koks tikslas yra deginti žolę? Nu, ger tikslas. Žinai, jūs niekas nešienauja. Te pavyzdžiui, čia, žinok, visokių gelažų. Su žulapijo nepravalysi.
Tai įsirinkti reikia geležis. Su dalge. Jeigu nori, tai varyk su dalge. Va šitą. Žmonės seniau 10 hektarų su dalgiais nušienavo. Taip, bet dabar tiesiog tie laikai, mes važiuojam su technika, o ne. Dalgį yra paėmęs. Nu žiūrėkit, nu šitas padegėjas ir toliau degė. Nu Kestai, ką iš čia dega? Tiesiai po ugniagesių langais ponas Kestas numeta degtuką. Juokai baigėsi. Na, juokai. Vyrai. Gal su galva negerai pačiam? Na jau jūs duodat. Jūs pagalba. Ne, tai reikia tegu kviečia operaciją ir va, operaciją tu išveš. Va, to atvažiuoja. Ai, greičiau be paimti, da Nepaims, nieko. Mes jį galim sulaikyti laikinai, bet negalim ilgai labai stovėti. Policija turėtų greit atvažiuoti tuo adresu. Ne, baig. Ką baigtų, prisišim. Nežais, nes čia O to surišim su... Ne. Einu į darbą. Pridarysime Kestai. čia uždegs dar... Žiebtuvėlį duokit. Tai aš kitą nusipirksiu. Tai sulaikys jūs. Nu, duokit bent jau dabar neuždegsit. Nedegsiu, aš juokauju tik tai dėl Tai jūsų. ką jūs juokaujat, ką jūs degat? Nedegsiu. Nedegsiu, viskas gerai. Nebedegsit daugiau. Tai ekrai nedegsiu, nepergyvenu. Aš nedurnas. Atvažiuoja? Viskas tvarkoja. Nu tai, bet tai čia nejuokaut. Jeigu jau mes įspėjom gražiai draugiškai. Nu, aš čia O jūs žinau. vis tiek prie mūsų akių, tai tiesiog, nu tai ar jums... Na, kad tai juokinas jūs. Yra rimtesnių gaisrų, suprantat, mūsų dabar iš vieno į kitą laukia, gal gausim signalą, to lekiam vėl. Tame reikia. O jūs juokaujat, laikot žmonės. Per vėlu atgailauti, o ir neįtikinamai skamba. Akivaizdu, kad pono Kesto vieno palikti negalima. Tik ne čia ir ne šiandien. Jo pokštai per daug pavojingi aplinkai ir jam pačiam. Tai jau aš jau Švedijoje, kur tai? Ar Danijoje, ar Švedijoje jau aš ten jau nufilmuotas esu. Tai ten nufilmavo, ten irgi degėt žolę. Ne, ten, nu, baisiau buvo. O ką ten padarėt? Na, aš jau bu filmą dariau. Aš šiandien labai geras nuotaikos. darys ir mirti jau darys. Если бы меня так музыка. Kestai, duokit žiebtuvėlį. Не, она же... Nu, rytoj nusipirksit kitą. Rankose nuorūka, kišeniai žiebtuvėlis, o galvoje vieni velniai, te žino, kokios liepsnotos mintys sukasi. Tai va, matai, tai man policija šaukia, tai dar, tai kokio Nu, tai kad jūs vadegtukus mėtot ant nuorūkas mėtot ir vėl padegsit. Nu, tai einu dar, filmuok dar padėksiu. Kad būtų įkalčiai. Tai jau įkalčių, tai jau žinokit, turi sočiai iki... Kestai, duokit žiebtuvėlį. Baik, tu čia žinok, tokia gražiau. Jūsų, dėl jūsų paties labo. Nu, tu duodi. Jo. Ne, jau ko ne, tai ne. Nu, tai bent parodykit tą ponę ant žiebtuvėlio. Nusipirk. Parduotuvėje. Nu, čia visiems daryti reikia. Alaus nupirk, rūkyt duok, žiebtuvėlį dabar duok, nu visai jau. Išnaglėjau, a ne? Ilgakemio padegėja šiandien keliaus su angelais sargais, kad ilgakemis, o ir pati jo įžymybė būtų saugus, bent jau šiandien.